Sveiki! 7 Eufolio pamoka dar kartą apie grupes ir apie pamokų kūrimą Eufolio aplinkoje ir užduočių pateikimą mokiniam. Taigi mes turime jau sukurtą grupę, keliaujame į grupės, spustelnam redaguoti. Reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad mokiniam reikėtų suteikti teisę redaguoti puslapius, nes tik tuo atveju mokiniai galės įkelti medžiagą, kurią liepsite pateikti toje aplinkoje. Taigi, reikėtų pakalbėti apie puslapius. Štai čia matomi visi tos grupės puslapiai. Taigi, norint diferencijuoti užduotis, mes galime sukurti labai daug puslapių, faktiškai kiekvienai grupiai, pavyzdžiui, grupė A, ir įrašyti užduotį tik tai grupiai. Pavyzdžiui, suraskite, kelkite kokį nors 19 amžiaus paveikslus. Priklausomai nuo pamokos temos, čia tik tai grubus pavyzdys. Ir spaudžiame rašyti. Reiškia, mokiniai, kurie prisijungs čia, tik tai tie, kuriuos priskirsi tą grupiai, tik tie tą užduotį ir atliks. Galime sukurti grupę B, lygiai taip pat, įkeldami jiem atskirą užduotį. Na ir vėlgi rašome. Na ir matot, kad štai čia bus matomi mokiniam ir jums taip pat visi sukurti puslapiai. Toliau, rinkiniai. Sakykime, jūs norite pateikti tą pačią medžiagą, tik skirtingas užduotis, arba šiek tiek koreguoti medžiagą, tai nebūtinai perrašyti visą puslapį, gali tiesiog spustelti, kopijuoti rinkinį. Na ir pasirinkti, ką jūs norėtumėt kopijuoti. Sakykime, štai šitą puslapį spustelnat. Na va. Ir turėsit nukopijuotą visiškai visą puslapį su visa medžiaga ir taip toliau. Spaudžiame įrašyti. Na štai matot rezultatą, būtina paspausti atliktą. Dar vienas svarbus dalykas forumai. Norint atidaryti arba pradėti forumą, reikėtų štai atsidaryti jį ir paskelbti temą. Na ir atlikti kažkokį tai įrašą. Nu, tuomet spustelti skelbti. Nu, tuomet visi prisijungę dalyviai grupės arba šiuo atveju mokiniai jums galės atsakyti ir jūs pagal atsakymus galėsit vertinti arba naudoti savęs įsivertinimą. Taigi, mokinių pakvietimas į grupę. Galima tą daryti keliais būdais. Na, pabandykim tai atlikti per nariai. Štai čia matom užrašą siųsti vienu metu kelis kvietimus. Na, jums reikėtų pereiti per visą sąrašą ir tiesiog 2 kartus spustelnus norimas vardas atsiranda būtent toj pusėje kviečiamųjų. Na ir kai visus jau surandat, spustelnat mygtuką pateikti ir būtent šiems mokiniams bus išsiųstas kvietimas dalyvauti
šios grupės užduotyse. Taigi sėkmės kuriant pamokas. Ačiū, kad klausėte.